turėtų prasidėti labai rimtas, sudėtingas laikotarpis. Tai be jokios abejonės, tam ir atvesti yra socialdemokratai, kad ant jų būtų sukabintos visos pastipusios žiurkės. Ramiai. Žinoti reikalinga už ką balsuoti. Ir nebijot patikrinti, kaip Paksas atėjo į valdžią. Jūs neatsimenat prezidentas Paksas? Ar atsimenat, kaip atėjo prezidentas Paksas? Užmiršot? Paksas. O, Paksas laimė. O, jau ekscelencija. O kas buvo daroma tuo metu? Kai buvo stebimi, kiek buvo apylinkėse būtent stebėtojų, kiek jie lydėjo visur, gaudavo pirmuosius čia pat, iškiginai pasirašytų protokolų, davinius, juos nagrinėjo, juos turėjo alternatyvų centrą, į kurį, iškiginai kaupėsi šitie tikrieji daviniai iš kiekvieno centriuko. Tai buvo milžiniškas darbas. Ar mes su jumis pasiruošėm šitam dalykui? Ar mes norim pakeisti elitą? Jeigu norim, teks atlikti darbą. Ir nebus. Ir tas elitas, kuris eis, pinigų neturės. Ir eis jisai ne todėl, kad jam pinigai reikalingi. Nors bandys, aišku, prie to elito, reiškia, būsimo elito, aš net elitų nevadinčiau. Prie to žmonių, reiškia, kurie mato išeiti visai kitaip, bandys prilipti tie, kuriems, kaip visada, būna tokių persivertelių. Kaip sistemom keičiantis. Galim pakeisti elitą, jeigu būsim protingi, jeigu tikrai to norėsim. Bet atminkit. Pakeitę nelaukim manos iš dangaus. Bus sunkus laikotarpis. Žiauriai sunkus. Vienintelį, ką tas naujas elitas, arba ne taip pasakau, nauji žmonės, kurie ateis, vienintelį, ką jie garantuos, tai būtent taika. Aš tikrai nuoširdžiai sakau, taika. Ir pradės jie labai sunkiai bus tartis su kaimynais, su kitais dalykais. Panašiai niekas neokupuos ir niekam mes nereikalingi esam. Bet kad reikės pradėti sugyventi, o mūsų galvose šitų srūtų, atleiskit paėmus tos nacionalizmo raugo, kuris jau perrūgęs daug kai kuriuose, yra daugiau negu reikia. Nes valstybės politika buvo tokia. Nereikia valstybės niekam atiduoti. Nei į rytus, nei į vakarus, nei į pietus, nei į šiaurę. Bendrauti reikia su visais.